Jei Kašike atsidurs musmirė, gresia 2 metai už grotų. Musmirė šiaip pradėjau domėtis gal prieš porą metų. Musmirėje esančias veikliasias medžiagas įtraukė į narkotinių medžiagų sąrašą. Tikinčių musmirės gydomosiomis savybėmis buvo ir senais laikais. Na ir štai mums vieną gabaliuką džiovintos musmirės. Tas pats žmogus, kuris šūdus valgo, aprūvina ir musmirės. Šamanas Andrius mano, kad musmirės Lietuvoje uždraudė kažkokią mafiją ar tai klanas, gal net koks pasaulinis sindikatas. Bilo Geitso skiepų programa. Jie nenori, kad žmonės gydytųsi musmirėmis, nori, kad žmonės turėtų pirkti vaistus, skiepus. Taip, tu suvalgai musmirę Ir pasikeli savo IQ per maždaug 24. Aš kaip suprantu, tiesiog nėra jokio mokslinio įrodymo, kad jos padeda ten nemigom, depresijom, taip toliau ir panašiai. Nebent aš klystu ir aš galiu klysti. Ta literatūra, visa mokslinė literatūra iš tiesų nesuteikia pakankamai duomenų klinikinių, kad tai galėtų būti vaistas. Ėjau aš grybaut pagal Nirvanos Teen Spirit. Ėjau aš grybaut.